čia būtų teisingesnis galbūt klausimas, kodėl nesuveikia formacijos, ne? Todėl, kad mes tokiu būdu save apgaudinėjam ir savo meluojam. Ir tada turim pasakyti savo ačiū, kad protas mūsų yra sveikas. Ir jis atsirenka, kas sąmonė, kas nesąmonė. Ir čia atsiranda tas žmogus, kuris to nesugeba, tai jis tik tai įsikala savo vidinį konfliktą. Suprantat, kaip veikia informacijos, kai, aš jeigu dabar sakysiu savo, įsivaizduokit, kad aš esu besmegenis. Kiek man kartų reiks tai pakartot, kad aš tu patikėčiau? Ką darys mano protas, jeigu aš tai nuolatos savo kartosiu? Kaip jums atrodo? Kvanktelsi. Taip. Tai jeigu, žiūrėkit, mano vidinė patirtis yra dvejotina ir aš leidžiu savo tikėti, tai yra mano įsitikinimas, yra toje riboje, gali būti arba ne. Ne visiškai pamirštas arba ne visiškai priimtas. Tai tada aš toje vietoje galiu su informacija labai stipriai paveikti, pakeisti. Bet jeigu aš turiu tikrą 100% įsitikinimą, kad yra taip, netgi galvodamas sąmoningų protų, kad yra kitaip ir gali būti kitaip, aš nepaveiksiu savo patirties tiesiog kaldamas savo žodžius arba įsivaizduodamas tam tikrus vaizdus. Reikia kažko, kas padėtų perprasminti. Tai yra, va čia jau reikia loginio motyvo mano galvai, tai yra priežasčių pasekmių grandinės, kuri leistų pripažinti, kad informacija man gali būti tikra. Ar pagavo? Galiu va dar prie to paklausti tada. Taip. Tai pavyzdžiui, nes, čia tas informacijos popsas toksai, atrodo, kad ten, kaip čia sakot, kuo daugiau kartosi, tuo ten ir patikėsi. Tai ar jūs sakote, kad, tarkim, labas vakaras, tai, kad jeigu iš tikrųjų nepakeiti įsitikinimo, gali ten kartot, nekartojas, gerai, ten ne aš, ne varna, bet tarkim, kad, kažkokį ten tokį, nežinau, aš sėkmingas ten verslininkas, ar ne? Tai va, tai ar nepakeitus įsitikinimo, ta prasme, niekada, nesuveiks ta informacija? Jeigu aš esu ekskavatorininkas, šiaip ir dirbau samdomą darbą, o aš sakysiu, kad aš sėkmingas verslininkas, ko gero tai nesuveiks. Bet jeigu aš esu tiesiog verslininkas ir savo kalsiu, kad aš sėkmingas verslininkas, tai žiūrėk, čia sutampa su mano vidum. Aš, pavyzdžiui, kiekvieną rytą dar neatsikėlęs, bet tik kai prabundu, ar ne, tik tai, kad dar protas va toks dar nesigaudo, aš visada savo pasakau, aš labai šaunus žmogus ir aš pats geriausias pasaulio hipnoterapeutas. Mintyse praeina man tokia mintis, kaip įsitreniravęs, man patinka tai. Bet aš juo ir esu. Aš tik sustiprinu tą savo ego, ar ne? Aš tik pasikeliu savo savivertę. Va čia informacija suveikia. Nes aš pridedu prie to, kas jau yra, tai kas gali būti. Kodėlgi ne? Ne? Mano vidus sako, tai visai taip. Kurio kampo pažiūrėsi ir tai tada veikia. Jeigu aš einu tą kryptim ir ten save skatinu, tai tada labai stipriai suveikia. Bet jeigu tai mano vidui priešinasi, ir aš tai jaučiu, kad aš kuriu konfliktą viduje tarp savo vidinių vertybių, tarkim, ar ne? Tai tada man niekur nenuves, tai tik dar labiau sustiprys mano vidinį konfliktą. Labai daug žinau žmonių, kurie kali savo informacijas ir papuolė į depresijas, į nusivylimus, į perdegimus. Labai daug žmonių užsirašė, žinau, ten veidrodžiai prašyti, apklijuoti paveikslėliais, kiekvieną rytą keliasi, žiūri, važiuosiu šį kelionę, o šansų nėra. Ir kas atsitinka, kai tu 100 kartų pažiūrai į tą gražų vaizdą, kur galėtum būti ir supranti, sušikta jau 5 metai jį žiūro ir nieks nesigauna. Tai tada ta formacija tavęs nebeveikia, nes tu link to nedarai veiksmų. O kodėl nedarai veiksmų? Todėl, kad paveikslėlis ir tu du skirtingi dalykai, tu netiki tuo. O tik netiki tuo, kadangi tavo identitetui tai nepriimtina. Tu ne toj rolėje. Ir tavo rolėje tai negali būti. Aš jeigu, tarkim, kurčias esu ir dabar aš sakysiu, kad aš tuoj tapsiu toks geras dainininkas kaip Kamilė, neišeis man šitą informaciją, niekur manęs jinai nenuves. Bet savo kompleksą įsivarysiu konkrečiai. Todėl su informacijom, tai toks, kaip tu sakė, geras mada, kičas. Jos veikia ir jos 100% veikia, bet kada mes darom flow būsenos, mes judam tą kryptim.
tada taip. Kada veiksmai ir informacija eina tą pačiu keliu. O jeigu ne, tai jeigu aš noriu būti policininkas, vaikas, tarkim, ar ne, ir jisai pasigabys policininko paveikslėlį, tai tikėtina, kad tai jam labai padės. Ir jeigu jis ta linkme judės, ar ne, tai va, jo tikėjimas ir informacija suveiks kosmiškai, magiškai. Ir jūsų taip pat. Bet čia flow ta būsena tikėjimas plius informacija, o ne atvirkščiai. Tai čia mano subjektyvi nuomonė. Klauskit pas gurų, kurie informacijų gurų, aš ne. Jo, čia labai nuvylėt, iš tikrųjų, sėdim liūdni. O tai sakykit, tada su svajonių žemėlapis, ten jau vaizdiniais pieši tą savo svajonę, o kaip tada ten... Va, čia man žymiai rimčiau, nes šitie dalykai ateina iš jūsų vidaus. Svajonių žemėlapis tai nėra primestas kažkoks paveikslėlis arba tau ten koks nors sakinys, šūkis koks nors, ar ne? Svajonių žemėlapis iš tavo gylio ateina, iš tavo tikėjimo, ką aš ir kalbu. Tu pieši apie tai, ko tu trokšti. Ir tu pieši savo žemėlapį ir vizualizuoji, kuri, jau va, tas modaliniai dalykai čia įsijungia, kuri ateities vizija. Čia jau nebe formacija. Čia ne iš išorės kažką savo įkiši, o iš vidaus ištrauki. Ir išgrynini, tu sudedi tarsi Lego, tarsi puzlį, savo tikrą vaizdą. Kodėl mes nepasiekėm kai kurių dalykų? Todėl, kad mes turim figūrą, ko norim, bet nematom visos aplinkos. O čia tu sudėlioji visą aplinką su to svajonį, žemėlapį. Ir tu pamatai bendrą tą tikslą vaizdą, tas svajonės visas, kurių linkai tu išsirenki ir taip toliau. Tai va, čia man tas iš vidaus į išorę, o ne atvirkščiai iš išorės į vidų. Čia tas didysis skirtumas. Įvairių technikų yra, beje, svajonių žemėlapio, ten įvairių struktūrų, ten gali medžio struktūrą, bet kokią galima išpiešti. Gali būti vienos vizualizacijos paveikslo vaizde ir taip toliau, taip toliau. Ir taip pat irgi coachingui tinka technika labai. Čia kaip manifestavimas irgi tas pats žodis. Gal tik. Nu, tai manifestavimas tinka yra formacija, kada žmogus sako, aš ten, tarkim, kokį čia dabar pasimkim, aš šiandien tarkim, aš šiandien sutiksiu daug gerų žmonių. Mano irgi savotiškai manifestacija, ar ne? Ir jeigu aš tikrai jaučiu, kad aš tam pasiruošęs vidumi, tai tikėtina, kad mano akys blizgančios, mano šypsena ir mano toks atsinešimas, bet kurį užkalbyti ir tikrai žmonės nusišypsos, tikrai sutiksiu gerų žmonių, nes aš taip nusiteikiau. Ir ta manifestacija man suveiks. Bet jeigu aš dabar eisiu ir sakysiu, atsibudau ryte, šiandien einu ir randu 1000 eurų. Šiandien einu ir randu 1000 eurų. O šiandien einu ir kiek aš galiu tai kartoti. Ir jeigu tai taip labai sektųsi, tai niekas daugiau nedirbtų, visi vaikščiotų, savo kartotų ir trankytų tos pinigus. Tai nesąmonė. Tai ir jums tas skirtumas. Tai yra, vidus turi patvirtinti manifestaciją ir turi sutapti. Arba turi būti šalia, nebūtinai sutapti, bet ant dviejonių ribos mes galim tai daryti. Bet jei mano vidus tam priešinasi, nesąmonė. Jeigu tarkim, aš galiu sakyti, šiandien susitaikysiu su savo, žmona, susitaikysiu su savo žmonas. Aš susipykęs, tarkim, ne? Susitaikysiu su savo žmona. O jei mano vidus sako priešingai, tai kai aš ją pamatysiu, iš tos mano šypsenos greitai liks. Nes vidus to nenori. Tai kas, kad protas sako, kad reikia. Neišeis, be jokia informacija nepadės. Nes viduje manęs yra kitas lūkestis ir ketinimas, kuris turi kažkokią prasme. Ir tada padirbti visada su vidum, tada išorėje gausi rezultatą, net virkščiai. Taip, būna tų laimingų loterijos bilietų, kur išorė mums sukuria rezultatą. Bet aš visus žmonės, kuriais coachingai dirbu, sakau, norit rezultato, susitvarkykit, susidėliokit savo protą, susidėliokit savo širdį, susidėliokit savo fizinės galimybės, ar ne, tas elgseną. Ir pamatysit, kad išorėje keičiasi viskas aplink jų savaime.
kitą kartą nei pastangų nereikia. Kai esi pasirengęs vidų coachingo prasme tame, juk coacheris dirba pirmiausia su žmogum iš vidaus į išorę. Juk rezultatai, pavyzdžiui, kažkokie punktai, kad ką toliau daryti, yra pačioj pabaigoje, kai jau vidus pasiruošia. Bet Bet tai galvodama apie svajonių žemėlapiai taip pat gali nesuveikti, jeigu ten vilų prisiklijuosi, nors tau ten vidus sako, kad nevelnio, tu ten vilui negyvensi, tai irgi gali nesuveikti tie svajonių žemėlapiai. Kas pačios pradžios nenugirdau. Jeigu vilų prisiklijuosi į tą svajonių žemėlapį ar ten kokių ten lėktuvų, bet vidus nebus tam pasiruošęs, tai taip pat nesuveiks tie žemėlapiai svajonių, kad ten... Taip, bet kartais, va čia kaip jau imam ir metaforinės korteles, tada galim paieškoti tų kabliukų, kodėl tai gali būti tikra, ar ne? Ir tada paklaus, va tai, ką tu dabar nusipiešiai, tarkim, ne, tu svajoji, kodėl tu to nori? O kaip gali pasiekti, kodėl tau to reikia, o kada tai gali būti tikra. Ir kas turėtų atsitikti, kad tai būtų tikra. Ir jeigu žmogui ten susijungs galvoj, sinapsės tarp neuronų, kad tiksliai, taigi gali būti. Tai va tada tai atsiras kaip sinergija. Vieną kitą patvirtinantį, vieną kitą stiprinantį. Bet jeigu ten yra du titanikai plaukiantys į priešingą pusę, O tai kaip pagal jūs suprasti, yra kažkokie požymiai, kada mes norim nesąmonės arba viršus tipo priešina, kas pasakiau, viršus vidus priešinasi, o kada, tipo, pamanifestavus gal ir manifestuos ten po pusės ar metų? Pavyzdžiui, aš noriu, ne pilies, pilies, ne? Ir dar kitas dalykas, kad gali iš išorės tam daugam atrodyti nesąmonė, aš princesė ir noriu pilies. Nežinau kaip, bet kur yra ta, kaip sužinot, ar vidus iš tikrųjų priešinasi, ar čia, tik tai laiko klausimas. Va čia šeštas jausmas. Moterim tai labai gerai pažįstama, vyrams sunkiau. Ne visiems, yra nerealių vyrų. Yra moteriškų vyrų, vyriškų moterų ir šiaip visai būna. Ir tų su šeštu jausmu prisijungusių prie kosmoso yra, ne? Bet esmė yra ta, čia Fordo tą, kaip pavyzdį paėmė, jisai tikėjo, kad aš užpilsiu visą pasaulį mašinom. Ir jis tikėjo savo versiją, kad ir jis įrodė kažkam, kad gali konvejerinę gamybą padaryti, padarė konvejerinę gamybą mašinų ir pirmas tikrai paleido konvejerių labai daug į pasaulį mašinų ir įrodė tiem netikintiem, kad tai galima. Taip lygiai Maskas dirba su savo visokio Marso misijom ir panašiai, ar ne? Ir tikrai, bet jis viduj turi tą ugnelę, tiki tuo, kas neįmanoma šiandienai. Jeigu jo paklausi, jo akiai žiba ir jam tai viduj įmanoma. Tai jeigu tai princesiai viduj pilis įmanoma, ir jinai jaučia tai, jinai virpa tuo, tai garantija, kad pasisukus kažkokiam princui laiku suvilgys savo uodegėlę, paskleis feromonus tam tikrus. Ne faktas, kad pas toj pilynai ten gyvens nekalėjime, dar tai neįrodytas dalykas, bet kad pilytai taip, bet ar neužrakyta celiai, tai dar klausimas. Bet norėjai pilieste, žinai, o ką tu tie vaikus augini ar indus plauni, čia jau kitas klausimas. Ir princą turėsi, pilį turi, bet galbūt ten jau 12. Tai va, iš eiliai. Ir tavo vieta koinės, kaip sakyt, nešt iš kambarį į kambarį. Juokauju, bet supratai pačią mintį. Tavo vidus turi tuo tikėti. Aš vis tiek prie to pačio kabinuosi, kad nebūtinai tai, kas tikra pasaulyje, tikra tau. Tavo pasąmonė gali būti tikri visai kiti dalykai. Pasąmonė žymiai platesnė ir gilesnė, negu mes įsivaizduojam. Ir va tas pasąmonė, kas vibruoja mum, tas vibruoja išorę ir mum tai mes tą pritraukiam. Pritraukiam blogus dalykus, jeigu vibruoja iš ten blogi dalykai, pavojus. Bet čia vėlgi mes jau grįžtam prie tos pačios patirties, kuri pasako mum, kad vieniem niekas neįmanoma gyvenime, o kitiem viskas įmanoma. Ir tie, kuriem viskas įmanoma, jie pasiekė daug daugiau. Nes pas juos tas atviras vidus tam, kad galima. Jeigu aš galvoju, kad galima, vadinasi įvyks. Ir va ten tada afirmacijos veikia lengviau. O jeigu aš esu daužytas ir muštas,
ir tik ištrauktas iš tos dėžės, kur mane mušė ir dabar man sukurs informaciją, mano patirtis mane leis įsijungti į tą laimę, nes mano vidus sakys, kad taip nebūna. Ir aš savo neleisiu.